Tokių modernių pieno ūkių kaip Padovinio žemės ūkio bendrovėje Lietuvoje netiek daug. Įsitikinus modernių technologijų naudą, bendrovėje baigiama įrengti dar viena nauja ferma. Padovinio žemės ūkio bendrovė visą ūkininkavimo laiką sistemingai kūrė pieno ūkį. Dabar čia laikoma per 1000 melžiamų karvių, kasdien parduodama iki 25 tonų pieno. Tokie melžiamų karvių bandai tinkamai prižiūrėti, gauti gerus rezultatus padeda vienos moderniausių Lietuvoje fermos. Kol kas tik pusė melžiamų karvių prižiūrima pagal naujausią technologiją, todėl nemažai pieno prarandama dėl ganimo. O naujame tvarte yra karvių per parą duodančių 50 ir daugiau litrų pieno. Į metus išmilžys iš karvės pakilo toną, kai įsivedė naujasis tvartas. O kaip ateityje bus, matysim, aišku, uždaras, būtent šito tipo tvartas gyvuliam yra geriau. Mažiau priklausomi nuo oro sąlygų, nuo karščių, nuo lietaus. Didelis gyvulių kiekis yra palanki terpė ligoms plisti, bet Padovinio žemės ūkio bendrovėje tai nekelia problemų. Čia dirba 3 veterinarijos gydytojai, tačiau pagrindinis darbas – ligų prevencija. Tai higiena gyvulių ir toksinų surišėjai pašare, kurie šiek tiek sušvelnina poveikį toksinų. Melžimo higiena, naujausių preparatų, paruošimo tešmens uždarymo po melžimo naujausių naudojimas. O kitassyk nežinai, nuo ko jie atsiranda ir nesupratai, nuo ko jie dingsta. Tai ir metų laikai ir labai padeda šaltas tvartas. Žiemą kažkodėl tai daug sveikesnės karvės. Kuo šalčiau, tuo jom geriau. Taip pat padeda kompiuterizuota bandos stebėjimo sistema. Karvės turi daviklius ant kojų, kuriuos nuskaičiusi programa pateikia informaciją, ką karvė veikia tarp melžimų. Jei karvės aktyvumas padidėjęs ir įtariama, kad jį rujoja, selekciniai vartai ją atskiria ir nukreipia į vadinamąją ligoninę. Ligoninė yra pastatyta šone karvių palaukimo aikštelėse, žymiai sumažinant ir pagerinant efektyvumą atskirimo vartų. Tai kai daleiskim būna Europoje padaryta ligoninė priešingoje pusėje karvių judėjimo srautų, tada atsiranda daugiau vartelių ir reikia daugiau žmogaus darbo ir yra sudėtingiau, o čia yra įspręsta pagal tuos visus, kaip pasakyti, technologinius dalykus, kad būtų ir žmogui efektyvų, ir karvėm kuo mažiau judėjimo. Šį pavyzdį ėmė taikyti savo ūkiams ir kaimyninių šalių fermų projektuotojai. Padovinyje įrengta viena iš didžiausių Lietuvoje karuselinė karvių melžimo aikštelė. Žmonėm yra patogiau dirbti, lengviau, gal sakyčiau, ir našesnis darbas. Tai vis dėlto 550 karvių, 3 melžėjos per 3 valandas vieną melžimą atlieka. O senuoju būdu reikėtų mažiausiai 5. Tai yra ramus darbas, kaip konvejeris, gyvuliai labai puikiai jaučiasi. Jau tiesiog malonu žiūrėti. O kas juos atvilioja į melžimo aikštelę? Kad jos mums karvukės nepasako. Gal muzika, gal tai, kad kaip ir vaikai mėgsta suptis karuselį. Jos tiesiog pajaučia malonumą, nes matosi, kad įėjus karvė, jau jinai pirmoji 20 sekundžių jinai pradeda trajoti, ypač rytais, matosi, kai net užsimerkia kitą, ją sunkiau išprašyti iš karuselės, negu kad ją įprašyti. Karvės pradėjus laikyti naujajame tvarte, primilžiai tapo stabilus, neturi įtakos metų laikai, nes karvės visada gauna subalansuotą ir poreikius atitinkantį pašarą. Kol kas karvės melžiamas 2 kartus, tačiau kai bus įrengtas naujasis tvartas ir daugiau jų bus laikoma pagal šią technologiją, galvojama jas melžti 3 kart per parą. Tai turėtų dar padidinti pieno kiekį. Pieno kokybės problemų nekyla jau seniai. Tai elementaru, pamiršame pieno kokybės problemas, sakė zootechnikas. Šiuolaikinė melžiamų karvių bandos laikymo ir valdymo technologija tiesiog nepalieka jokios spragos neigiamam poveikiui. Nėra vieno kažkokio komponento, kuris vieną dieną padarė jį gerą. Tiesiog gera įranga, labai daug įtakos būtent pieno atšaldymas.
jokio kontakto su aplinka neturi pienas, atšaldo per momentinį tą šaldytuvą, jis momentaliai atšalo, tik tai pamelžtas iš karvės. Melžimo įranga plaunama automatiškai, jokios įtakos neturi žmogus, todėl palaikoma ideali švara. Melžėjų darbo vietose yra įrengtos pakeliamos grindys, kadangi darbuotojai ne vienodo ūgio, jos prisitaiko pagal save, kad būtų patogu prieiti prie karvės tešmens, kad nereikėtų labai aukštai rankų kelti. Karuselės tipo melžimo aikštelės naudojamos dideliuose ūkiuose, kur laikoma daug melžiamų karvių. Specialus įrenginys pavaro karves, kad jos įeitų į aikštelę. Galima sumontuoti karuselę ir su papildomu šėrimu. Čia padaryta 2 srautų vartų sistema, todėl kad karvės greitai judėtų. Kitose aikštelėse, daleiskim, eglutės tipo yra, ar ten daleisim tandemo tipo, tai yra karvių grupė ateina į aikštelę, jos visos pasimelžia ir vėl tuo pačiu taku išeina, bet tai yra laikas, kol jos suveina, kol jos išeina, reikia, kol į aikštelę suveina. O karuselėje čia yra vartų sistema, todėl tokia dviguba, kad vienos karvės, tiesiog srautų, jos įveina ir kitos išeina. Ir kai kitą grupę galima varyti į aikštelę, tiesiog tik tai vartų sistema yra pakeičiama vartų kryptis ir tiesiog karvės nepertraukiamai juda. Nutarus modernizuoti pieno ūkį, padavinio vadovai ir specialistai susikūrė savo modelį. Sudėliojo jį iš įvairių Europoje ir už Atlanto matytų technologijų po gabalėlį, įnešė savo idėjų. Technologas Evaldas Katelė vos spėjo paskui visus marijampoliečių norus. Iš pradžių susigundėm tuo pigiu variantu, o išėjo, kad gal biskį brangesnis tas variantas. Tai va, matote, tai tokia, skaityčia ferma išėjo nebloga. Tikiuosi, kad pasiteisys, tikiuosi, kad jinai bus ne per šalčiausia, šalčių užpuolus. Sandari gana, tokių gana neblogų sprendimų esam priėmę. Vienas iš įdomių sprendimų – guoliavietės. Jos padarytos kaip plūkta asla. Guoliavietės čia kiekvienas režisuoja pagal save. Ir mes išgirdom, matėm, žiūrėjom, iš pradžių įgyrė, paskui patys nusivylėm, paskui pasvarstėm, o ką galima būti kitaip padaryti. Ir priėjom prie išvadą, kad antrą fermą vėl reikia taip padaryti. Tik truputėlį čiut vėl kitaip su tuo receptūra. O jinai šiaudai, smulkyti šiaudai, žieminiai ir kalkių purvas, kalkės gesintos. Ir visas ten menas gražiai vasarą padaryti, vasarą labai sutrambuoti gerai ir kad išdžiūtų. Tokios guoliavietės sveika galvijų kojoms, sąnariams, nebūna pragulų. Tinkamai parinkta pieno ūkio technologija optimizuoja gamybą. Gyvuliai laikomi grupėmis, jie gauna pilnavertį pašarą, paspartėja melžimas. Ši melžimo sistema yra viena iš našesnių, tai yra pakankamai greitai su ją galima pamelžti didelį karvių skaičių, tuo pačiu galima efektyviai atskirti, naudojant atskirimo visus vartus, galima atskirti sergančią karvę, rujojančią karvę. Šitame ūkyje būtent yra įspręsta, kad bus 2 atskiros zonos ir gyvulius bus galima iš karto atskirti ir sergančius, ir sėklinamas karves. Pati tvarto konstrukcija suprojektuota pagal šiuolaikinės technologijas. Mažai kolonų, tai yra dideli tarpai, aukštos lubos, kurie duoda mikroklimatą. Tai ten fermoje yra įdiegta užuolaidų sistema, o stogėje, kraigė yra švieslangis, pro kurį oras įveina. O taip pat dar yra ir ventiliatorių sistema naudojama, kur per karštų laikotarpių, kai yra didžiulis karštys, kad gyvuliams oro srautas judėtų. Stogas yra šiltintas specialia danga, tai yra žiemą sulaiko šaltį, o vasarą neleidžia pastatui tiek pat prikaisti. Atšaldant pieną gaunama šilumos energija šildo vandenį girdyklose. Tai ypač gerai žiemą. Naujoje fermoje suprojektuota ir boksų sistema, olandiško tipo.
Tai yra, nėra daug metalinių konstrukcijų, papildomų vamzdžių, tai karviai suteikia daugiau komforto. Guminiai kilimėliai ant vaikščiojimo takų patogiau ir saugiau karvėms ėdant. Tokios technologijos, kaip Adovenio žemės ūkio bendrovėje, labiausiai paplitusios didžiuosiuose Europos ūkiuose, kur laikoma nuo 1000 iki kelių tūkstančių melžiamų karvių. Pieno ūkių technologijos kinta atsižvelgiant į gyvūnų gerovės reikalavimus, atsirandančias naujas veisles, kurios yra ne tik produktyvesnės, bet ir gyvuliai stambesni. Užtikrinant geras karvių laikymo sąlygas, subalansavus pašarus, užtikrinamas ir produktyvumo augimas bei pieno kokybė.